Cedral dailylentės savo faktūrą primena natūralią medieną, tik tai skiriasi tuo, kad natūralios medienos priežiūra reikalauja daug dėmesio. Dailylentės pagamintos iš cementinio pluošto, padengtos vandenį atspariais dažais, kurios labai lengvai nusiplauna, nereikalauja ypatingo, sakykime, priežiūros ypatingos. Jų eksploatacija gana ilga, atlaika karštį, šaltį, nebijo, drėgmės. Šitom lentutėm, kurios jūs dabar matot, sudėtas jau prieš kelius metus. Jos nepakeitė išvaizdos. Prie tom, kad jas lengva nuvalyti, jas lengva, tvarkyti. Čia yra tas namas pastatytas 58 metais. Ir čia buvo kalta tom, sakykime, posovietiniam lentutėm, kurios, sakykime, kiek jas bedažytumėt, kaip jas betvarkytumėt, jos vis tiek, gamta yra gamta, atlieka savo pareigą. Ir mes nieko įtakoti negalim. Ko mes beteptumėm, ko mes betvarkytumėm, vis tiek, ypač nuo pietinės dalies, viskas atsilpa. Viską iš naujo reikia perdirbti. Tai reiškia, mūsų paprasčiausiai, bent aš taip skaičiuoju, kad geriau vieną kartą gerai investuoti, negu 10 kartų perdirbti tą patį darbą ir dar kartą investuoti. Nepriklausomai ką aš bepirkčiau, aš visą laiką paskaičiuoju, ką aš turiu pirkti. Ir aš geriau sumokėsiu tą dieną brangiau, bet aš žinosiu, kad ta produkcija man išlaikys dvigubą, netgi trigubai ilgiau, negu, sakykime, pirkti pigiau. O lietuviai pripratę prie medienos, jie deda tą medieną, lietuvišką struktūrą. Bet esmė tame, kad jinai neišlaiko. Jūs galite atkreipti dėmesį į bet kurį namą, kuris apkaltas medinėm lentutėm, dėtos tos statybinės medžiagos, kurios tikrai yra nepigios, bet jos neišlaiko. Ir viskas tai atsiliepia po 5 metų. Mano pačiai yra išbandyta. Cedral dailylenčių padengimai gali būti medžio imitacija, taip pat gali būti paviršius lygus, priklausomai nuo architektūrinių sprendimų, nuo dizaino namo galima pasirinkti ne tik spalvą, bet ir paviršiaus padengimus. Dailylenčių spalvos sortimentas yra gan didelis, galima priderinti prie bet kokio architektūros sprendimo, tiek struktūrinių atžvilgių, tiek spalvinių yra plati gama, nuo pastelinių iki tamsių spalvų. Asortimentas yra gana platus, pasirinkimas yra gana didelis. Čia priklausomai nuo skonio. Kaip žmogus įsivaizduoja savo namą ir kaip jis nori suderinti. Kad aš skaitau, reikia, sakykime, namą daryti taip, kad būtų pirmoje eilėje tai pačiam malonu jį žiūrėti, o paskui jau kitiems, kad būtų malonu. Cedral dailylentėm gamintojas suteikia 10 metų garantiją, bet nepaslaptis, kad tos dailylentės gyvuoja ir 40, gali gyvuoti ir 40 ir 50 metų, nes po 10-12 metų tarnavimo jos visiškai dar nepakeičia savo nei spalvos, nei struktūros. Principė nesiskiria nuo naujai uždėto fasado. Daryta prieš kelius metus, matot medžius, viską prieš kelius metus, jūs parodykit, kur pažaliavo, kur užsidėję kažkas tai tokio, kad būtų pelėsis ar žaluma, kaip yra, atkreipkite į namus, pravažiuodami matot, kad plastmasinės lentutės neišlaiko to. Jos iš kurios, ar iš šiaurinės, ar iš pietinės, ar iš vakarinės, ar iš rytinės, iš kurios pusės jūs bežiūrėtumėt namą, jis vis tiek apsitraukia arba dulkėm, arba, sakykime, žaluma. Reiškia, žiedadulkės krenta, dulkės kartu susimaišo ir gaunas. Nuplaut plastmasinio neįmanoma. Tai mano irgi išbandyta. O šitą, bent aš gyvenime galvoju, kad aš pasimsiu kercherį paprasčiausiai ir nuplausiu kaip mašina. Ir mano visą priežiūrą.